Sveiki visi, atvarėm su tėčiu vėl į sodybą. Pirmą eilį užsidengsim šitą plevelį, nes praeit kart nespėjom užsidengti. Tai va, ir paskui matysim. Pradėsim čia kažką griauti, tas sienas va. Gal čia tos sarmas išimsim, mums matyti. Kažką darbuosimės, tai lekam. O kelyje vyraus oras. Nukalsim biškį čia tinka prie langės, projektuotais prašė pamatuoti. Reikia pamatuoti dabar čia. Нам reikia ten projektą kažką įtraukti. Metrašiam 3, metrašiam 2,5. Metrašiam 2. Paskambinsiu projektuoti, pasakysiu. Reikia prakast biškį griovelį, čia paleistas plytas, tas vanduo, tam patelkį išeiti, į apačią nubėgti.
Mušam čia. Kaip ir viską. Langus. Išvešim prie kelių. Mano medžiotojam tai varinė. Medžioj. Taksas mums. Davai patink sodybai. Mes tik pradedam rengtis, o jau prie mašinos stovi laukia, kada vešimas. Galvoju, reiks platesnį plunksną nusipirkti. Tinkui muš dabar, damušim, galbūt films kaušas išvešim, eisim plytus ardyti. Nebesilaikys, išdyla jau čia. Bandysim šitą virtuvę po biškį. Sienos. Vešim ten ant kelių, pakratysim. Pradėjo gliučinti kažkur. Įsijunginėti šiupelės nuleidims. Nepričiom. Sudrieka matyti stovėjo ilgai. 2 mėnesius su viršum. Grįžom medžiotojai, mūrzina visą šlapį. Jo, ką, įpelių ten lėlė. Yra pelių. Žuikinę pagavai. Pietam mum. Ką, lėlė. Jo. Pradėsim sieną po biškį. Draskyti. Короче, любить лайд в них не лучше. Струнками мышки лайда, кирпа, бойл, внутри. Persi просто все dabar pietus darysiu. Įvedžiu virdulį. Čia. Reiks jau čia stalą atsinešti vis kėdės. Galės čia visą laiką vandenį. Nu jo, kur nelauk. Pavalgysim. Šonkis turim. Ne naminė, bet vis tiek kažkai. Nežinau, kiek čia tos mėsos į. Ir imt taukų. Lilė.
Ne, ten su ten tą nepalyginti. Turiu tą mašiną 2 skarbelės, reiks pasimti rytoj. O tai ne, nieko gero. Košė kažkokia. Tau skanesnį buvau. Čia kažkokį ryžį pridėti. Nevalgyti. Kažkokiu krūpų pridėti. Tai atiduok šunikas, aš irgi nevalgyti. Duotim. Žiūrėk, kad nesupjaustytų. Ne, reikia Aš išklausyti. padėsiu ant kryžių, tai duota. Valgęs džeksinus. Yra ten sausainiko nors vieną, Nenoriu. nors vieną mėgstu. Nu geram arbatį lekiam, darbuotis. Man atrodo, kol kas nebekalsim čia tų sienų, aš tavo pradėjau čia žiūrėti. Tas blokas kažkaip negal čia ant kaplytų. Pabandysiu iš viršų tą pažiūrėti. Bet kažkaip čia labai įdomiai. Plytas nuėjo į viršų. Blokas ant ano neatsigulęs. Prakaliu čia skydą. Gerai. Reiks pamatuoti bloką storį. Projektuotis irgi prašė. Einu dar iš viršų, bišdaugą prakalsiu. Prakalsiu čia dar iš viršus, pažiūrėsiu, kaip čia tas bloks yra. Nu ne, taip ir į 21 centimetras projektuotai sakė, kad 20 cm turbūt bloks. Tai taip ir išėjo. Nu, čia kaip ir ant plytų pasidėjęs nusytę. Jeigu čia ta siena nėra platesnė biškai viršai. Duomenį. Va, tokie blokai sudėti. Iškrapščiau čia kraštą, kur ardysis. Su tokiam didžiuliam skiliam. Čia nelabai sunku su ekskavatoriu turėtumėm iškelti. Tai va. Nu, nepasidėjęs ant tas bloks, aš nelabai suprantu. Va, ten jau eina geltona plyta. Ir ant nėra pasidėjęs ant tų. Nesuprantu. Matau, padarysim atramas tiksi. Gal čia yra. Bet ne, betonuota, sakau. Kažkokia betonuota būtų. Lentas reikia čia pasižiūrėti. Ir čia vis gerai, tas bloks yra. Ten matyt betonuota kažkas yra. Čia va, ein tolin tas bloks. Ant plytų pasideda. Tai vis gerai čia.
Na va, biškai pralyginom. Vešim čia vis tiek. Malsim, paskui plytas. Vis plytas čia realiai ant kelį supilsim. Pasikelsim per 20 suomų, gal 15 išeis. Na tai visiems iki rytojaus. Labryt visiems. Važiavau į senukus, į statybinius medžiagas. Galvoju pirkti vatas. Rockwool. Tuos va. Šiandien vatas nepirksiu, reikia polisterolį pasižiūrėti. Grindim jau nupirkau polisterolį. Labryt. Sakykit, norėjau paklausti, po kiek tas polisterolis? O šit, čia dviejų, ne, storiai? Ką? O kur į kainą? Čia? Čia vien lapą kaina, ne? Du, 8, 3. 3, 4. Man reikėtų apie duris, apie langus vidui. Man būtų gerai 2 istorija, čia 3. Grindim jau nupirkau polisterolį, turiu atvežti 252 lapus. Metras ant metrą, 5 istorija. Tie 3 istorija. Viskas nepigiai, žiauriai. Nupirkau lazerį dar. Reikės vis tiek ten man prie statybų. Internete pirkau. Nebrangus toks. Tiek man įteriks. Vienom statybom. Buvo įjungęs, atrodo normaliai viskas. Veikia. Linijas reguliuojas. Viršutinė. Ryškums. Atrodo veikia viskas. Žiūrėsim, kaip man pasitvirtins man. Toks 2 batareikas, pakrovėjais, pakeliais toks laikiklis, visokių pridėta. O, atėjo mane Lilis. Atėjo. Pasijaugė. Parsivežiau tą biškį polisterolį, važiuosim toj. Priekabą pasikabinsim, senukus nupirkau vatos, 10 storį, vakar kal tada nupirkau, mesti mašiną, reikės vis tiek sodybai. Prisikabinsim priekabą, važiuosim, vatos parsivežti, da polisterolį ten liko, nupirkau. Kietai už, kiek čia, 46 lapai, 3, 20, nebeatsimenu, kur 160 eurų sumokėjau. Ne taip daug. Skambina iš Byvio, atveš 4. 100 polisterolį. Kur grindim užsakiau. Galvoju susipirksiu, tai čia po naujų metų viskas brangs garantuotai. Tai va, įsikraunam tuoj, važiuojam į sodybą, pasikrausim metalą, nuvešim į supirktuvę to pačiu metalą,
Draugelį dar išvešim 5 padangas į darbą, kur ant montuoj ten dirbam. Na tai va, čia da metalo diskai, na tėtis mersiuką. Ir Nansenas numontavo, tipo leido, anam nelaikė, gal reikėjo paprasčiausiai išvalyti gerai viskas. Nežinau, aš į metalą laužu, karoči. Einam iškrausim polistirolį. Nešim ten virš polistirolį, dėsim. O, tai jau čia pačikrausim, pasivežim. Nu, krasne, ne. Kraunam šį metalą. Važiuosim į sodybą, tą pasikrausim. Atvažiavom į supirktuvę. Tiek po metalų prisikrojimų. Dabar užvažiavo tas sunkvežimis čia ant svaro. Ką man daryti, nežinau. Va, ir biškį prisigrūzė to metalą. Tonas 300 kg. Na va, išsikrausiam toj. Pasisversim vėl. Išsikrojam visko, dabar važiuojam ant svaro, paskui ratlankius tas nunešim da. Priduosim. Vėl buvo benzojus užvažiavęs kažkoks. Tona 900 išsikrovus. 400 kg. 134 eurai iš visi išėjo su viskom. Su ratlankiais, su metalu. Bariaus da 600 gramų buvo. Aliuminė 3 kg. Tai va, visai normaliai. Norėjau pasiimti polistirolį savo likučius, tik nematau kur ant jį. Čia sudėti jaučiu. Jo, tas yra 3 pakiai. Nu tai krausimės. Čia turbūt sudėjo mum tą vatą. Šimitinė. Nu jo, tai yra turbūt premium. Tokį pakį, nežinau, per kiek mes čia per porą kartų parsivešim su mūsų priekama. Ne, va čia turbūt man atvadėta ir nebepamenu kiek tų pakį, 29 turbūt, man atrodo. Čia tik 10, dar reikės 5. Irgi ten 23 pakiai, bet dabar neturi, reiks užsakinėti. Pasikrojam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pakuočių. Galėjom dar vieną užsimest, bet vis tiek tos vienas nebepaims. Tai va, gerai. Все, лякam. Sukruojame malkinyčią. Da, parvešim, bet čia visą nebetils turbūt. Reikės į garažą dėti. Kiek čia datilsom? 1, 2, 3 gal kokie. O, tiek polistirolio kietai. Parsivežiu 20-30. Nupirkau dar ruloną. 30 eurų. 30 kvadratų čia. Nešti viršų. Nežinau, kur čia viską man reikia susidėti. Polistirolį turiu atvežti 200 pem lapų. Ketvirtadienį. Jis čia polistirolį viršų.
Tiem valtį tėtis reiks kažkur. Matyti. Svarbu. Nu ir все, leku. Atlikiau vėl į seniukus. Pasiimsiu difuzinės plėvelės, 4 rulonus. Nuolaidą gerą padarė. Kainuoja po 5,2. Padarė po 3,2. Tai visai neblogai. Imsiam. Atsivežiau lazerį. Reikia mums lygį pagauti, pasižiūrėti. Kanalizacijai daryti iš. Kažkur jaučiu čia paimta lygį, panašiai bus. Ten va išbėg vanduo. Čia griuvelis pareina. Čia nubėg kažkur, čia panašiai bus tas lygis. Čia biškį giliau gal yra. Čia normaliai išeina tas vanduo. Gerai, tai ten panašiai bus. Čia toj vietoj kažkur paimti va. Pamatavom tą lygį. Visai normalus išeina. Metras kažkur su viršum, netgi nuo fundamentų viršaus. Nes statysim čia vietinę kanalizaciją. Reikia žinoti maždaug, kiek galėtų giliai leisti vamzdį iš po fundamentą. Tai visai normaliai, metras ir perkritimsiu iki 60-70 cm galim užkasti tą vamzdį. Tai va, bus gerai. Trečią baigį šardyti.
ką, valgysim, kiek gali dirbti. Išdaužiau ten tą sieną pabaigą, kur pešis buvo. Valgysim tušondėlės, elnienas. Gražiai, mėselė. Arbatėlis atsigersi. Išvešim visą tas šiukšles. Eisim dėl ten aplinkų, viską apdaužysim. Ir užtepsim dieną. Persikrauti į namą. Pietus valgyti, ten pelės užpuolė. Pasigaudžiamas. Pakeikimas pačiam nepūlą. Daug darbo. Bet turim padaryti, nieks nepadaryti. Kau biškį medžiagų jau. Nors planuoju pradėti ant vasaros tik tais tą stogą griauti. Noriu užsidėti per vasarą stogą. Jeigu pavyks. Neaišku, kaip darbai bus. Bandysiu pasiimti atostogas ilgas. Jeigu duos pusantrą mėnesį, gal spėsiu. Daug reikalų. Per tą valgomą rekam. Nu, kaip ir pabaigėm tas tarpsienis visas čia. Dabar kai jau ardysim viršų, tai nuimsim blokus, tada tą sieną dar išardysim. Kaminą tą išardysim. tą kaminą paliksim, čia gal židinį kur nors pastatysim. Tinka dar čia liko numušti grindis išardyti, paskui dar nežinau, tas fundamentas kažkaip reikės išdraskyti. Nu tai va, tiek darbų padarėm. Visiems iki sekančių susitikimų.